Nu, kutu jinai. Aš jinai pagaliau miškiokan. Kiek praėjo laiką, 20 beveik dienų gal, kiek nebuvęs. Net jauduliukas kažkoks. Tai jau atjaunėjau biškį. Parašom komentarų, kaip geriau taip ar su barzda. Kiek metų atjaunėjau, būtinai parašom. Tai ką, keliaujam į miškelį, ne vienas, su cipūnu. Tikiuosi nešnervuos. Tai jau planų didelių nėra. Praleis gerai laiką, mažų planelių netgi per daug. Žiūrėsim, ką padarysim tą, pasidarysim valgyt. Taip, kaip man seksis miškelį 5 dalis, pažiūrime. Stovi dar mano lašnelė. Viskas kaip palikt. Truputį gal pasvyras, bet svarbiausia, kad stovi. Gal iškart parodau, ką įsidėjau. Visa elektronika ir šiaip smulkmenas. Knygą nežinau kam, visą laik būna ir niekada nepaskaitau. O, kempinėlė netgi, jeigu reikės. Čia juokingas daiktas, kam šalmas miške. Parašykit komentarus. Juokinga. Nu, sakiau, nerodysiu, kad įsidėjau, bet... Opa! Nukrita, nesimurzina. Pamiršau, eik tu savo bozon. Pamiršau trikojį įsidėti, nors aš jo net neturiu. Samadėlną tokį turiu. Taip, kas dar? Antras triukė, nes bijau, kad čia ta užtrauktukas buvo sugedęs. Keptuvytė ir šuniuką maistas vidai. Visas mano maistas. Kaip visuomet daminė duona, aliejus, sviestuką truputį, druskytė, pipiriukai, česnakas. Ir bulvių. Termokelnės. Eisim gręžt sulos. Kilimėlis. Kojinės pirštinės. Antras megztinis, nežinau kam. Ir... aišku, mėgmaišės. Gal panaudosim. Čia dar įrankis toks. Nežinau, darysim ką, nedarysim. Tai viskas, visi daiktai. Nu, gal iš tikrųjų griūna mano namelis. Lašnelę pabiškį nesimata. Pasvyrus tai labai daug. Sakau, biškį čia norėjau patvarkyti, planų turėjau. Bet bijau ir liest. Kiek nugriuvę šonan. Per 3 gerus pirštus, vos ne 5 comai, tikrai 5 comai. Tiek pasvyrė, tai nieko aš jos neliečia. Va, kad ir va taip. O, vis kažkas tai. Bandysim kažką pagaminti. Ar gausis ar ne, kas čia bus? Nu manat, turi gautis. Ką bandam čia napjaut? Paskui plonins mapiliuk. Vakar draugas suvyrino, paprašiau. Žiūrėsi? Žiūrėsi, turėtum žiūrėti. Dėkui tau. Tau smulkmena man, žiūrėk. Gal kas gausis ir padarys ma? Pagamins ma. Maks iki metrą aukštį, aš kažkodėl visą laiką gręžiu žemai. Bandam čia kur nors. Pasirodo, savan miške švis jokių taisyklių nereikia, gali gręžti. Liktai, kiek supratau, nebebėga sala. Užkalis kilutė ir viskas. Niekada medžiai neatsitinka. Nu, kažin čia ant kalno, ar kas bėgs.
Na, gilę tai tikrai gana jau gal. Saulėtas dienas reikėtų. Geriau bėgtų. Nu, čia ant kalną, nu ir kaip ir. Žiūrėsim. Dar čia kiek sniegą turim. Čia kai ką sugalvojau. Žinau, kur buvo pjūvenų. Gal ne tokia buza bus. Ai, nepataikiau. Gal ir baig. Va, lentutė bus. Su kepurė šilta, be kepurė šalta. Va taip gal. Pusėm bulvės, 12, kol pasidarysim valgyti, tai čia ir pusę 2 bus. Bulvės tai iš ko naminės? Savas. Kaip jūs galvojat kiti? 3. Nu va, nusiplausim ir virsim. 20 dienų senumo vanduo iš ežero. Aiškiai paprastas žmogus. Išburbuliuos visas tos bakterijas. Oi, silpnai nieko. Per pusę valandos, kokį per kiek minučių, gurkšniukas. Paragaujam. Bet skani. Saulutė šviečias ir nuotaika gerėja. Super. Tik saulutė išlinda ir šypsena iki ausų. Druskytės pamiršom. Naminę duoną kepsim. Bus bulvių košė su naminė duona kepta. Greit kačeliuką pasidarom. Nu ir kačeliukas. Truputį patobulinsime, pagražinsime ir gerai. Pam. Traiškam bulvytės. Sviestuką. Dedam daug sviestą, turim pusę pakę. Paragavau, koks rumas. Sako, kanapėlę negalima valgyti, piktas būsi. Geras. Gerai, paliekam šiltai kol kas ir bandom kepti duoną. Kaip tai tas tefalas, kažkokia danga, kas 2 metus reikia šitas keptuvės keisti, tipo tefalinis ir kokias šėjas. Tai kadangi liepia išmest, o aš neišmečiau, tai man labai gerai va bus. Man gamtoj labai gerai dar pravers, nenusnuodysi. Baigė iškepdanytę,
Česnakiukų dedam. Ir bus čiki-piki. Ir tuoj valgysim. O, kai kas vos paskrūda, baig. Vau! Bulvio košė su kepta naminė duona. Kaip atrodam? Kaip atrodam, pats savo keistas. Šį kartą ilgiausia, gal 5 mėnesius. Va, su barzda prabuvau. Šiaip žiemą prabūnu, kokią 3-4 mėnesius prabūdavau. Aš tik tai žiemom su barzda. Nu, kaip aš pasakyčiau, nežinau, nu tai savas bulvės, savi česnakai, naminė duona pačia kepta. Nu tai, žinokit, šį kartą arti 100. 97, 98. Daug čia galas, ką žinau, ir suvalgysim. Kur aš čia taip skubu, nieks nevėja. Tikrai visi esat girdėję. Gal kas ir patyrė. Kai valgant nuneša prisiminimas. Šį kartą ne, bet vieną kartą gyvenime taip yra buvę. Kelioniai buvom. Ir atsikandau duonas ten kažkokios. Davė paragauti. Iškart į vaikystę nukėlė. Mačiutė kepdavo duoną. Nu ir sotų nesitikėjau. Nu tai kurgi duonas tiek keptos. Sviesta, aliejus vis tiek. Bulva. Beleng kaip sotų, tik pežin kiek ilgam. Oi, nesukirsiu. Nu ką, liks vakarieniai. Eisiu gal pasvaikščiat, noriu labai ragų paieškoti. Tiek privalgius, reikia pajudėti. Tai, nu va, o šviežiai. Va. Tai čia jeigu graužia, tai trynas. Ąžuoliukų alėja. Ąžuolų. Čia yra apie 16-20 ąžuolų. Tokių rimtų. Pažiūrėkit, koks rimtumas. Įdomi istorija jų būtų. Eiktų geras šitas irgi vajetų. Pamatuojam irgi. Čia turi kokią net 50. 4-5 skersmuo. Kiek ją metų? Parašykit komentaruos. Gal netyčia kas nusimano. Prabudo. Gal darbštus būsiu. Šiemet. O, kažkokios skardos metalą radau. Gerai, pasims mama ateičiai reikės. Va. Pošviežiai, tai kokie naukštai, mano vūgiai grinai. Tai kokia diduma, kaip čia šoka, kad graužė. Tai jau nemažas. Na. Dedantis tai ne per didelį. Nesupranta, na. Pošviežiai. Nu va. Sakau, šitan plotę reikėtų ieškoti. Čia va kas. Na, kažkada reiškia ragais ir va nuvaryta. Greičiausiai, nes nenugraužta. Nu čia ateityje reiks ateidą pasvaikščioti. Oba. Kanokas, žinai. Blemba, nesuprantu, didokas. Briedžia, elnė, nesuprantu. Radau pasiausę drebulę. Pabandysiu pažaist kokį valandėlų gerų. Kas čia gausis.
Čia pirmas variantas. Per pietus dariau. Čia antras variantas. Čia papuvę nesigavo. Ir po 2 valandų darbo mano dubenėlis. Nu, gal žmogui nelabai, bet va šuniukui bus. Eik tu savo 2 valandas aš čia. Kiek va. Taip skūtam bulves. Bet tai laikas bėga, tai kažkas tai nesuprantama. Tai tiesa, nelaimė. Kaip ir sakiau, užtrauktukas. Tai iš bėdos gerai, kad ant rastriukės sėdėjau, kaip žinodamas. Įsisega dar, bet kažin kiek ilgam. Gaila, striukė šitos tokia, jinai gera, tik aišku, man biški didoka, bet tokia lengvutė, tokia šilta. Realiai negalvojau. Draugas padovanoja. Jums reikės 3 bulvių, peiliuko, lentutės, aliejaus, keptuvės ir laužo. Dar būtų gerai druskos. Jau va kepa. Gerai, aliejaus kol kas užteks. Pliauskelytę reikėjo pasidaryti. Oi, greitai pasidarysim pliauskelytę. Var pliauskelytę. Gal dar spėsi pliauskelytę patobulinti. Sėdėk. Ir nevalgyk, sėdėk. Sėdėk. Labas, neprašau. Sėdėk. Šeimininkas bulbas valgys. Aš vanėsiu. O tai. Vištiena. Sėdėk, sėdėk ir necipuok. Sėdėk. O cipūnai kiek mėsos. Sėdėk. Cypas kiek valgys. Sėdėk. Lauk komandas. Sėdėk. Valgyk. Ką, gal dedam košę dar, tegu šyla. Gal išvaizdžiai neatrodys, bet žinau, kad bus skanu. Nu, įvaizdis nekoks, padariau klaidą, reikėjo pirmą bulvę suvalgyti, tada košę pasišildyti. Būtų gražiai atrodė, bet taigi aš paprastas žmogus. Aš iš kaimo man graža. Va, svarbu skana. Geras. Statymai sukirsi ar nesukirsi. Priklausome skonį. Kiekvienai daly per vakarienę paminėti. Tai vat, pirmas faktas įdomus apie mane, nu koks ten įdomus, nežinau, gal labiau nesąmoningas. 10 metų namuose viską valgau, nesvarbu ką, viską valgau su šaukštu. Tik tai svečiuose su šakute ar ten kur nors kaviniai ir tai. O šiaip jau, 10 metų, tikrai 10 gerų metų, viską valgau su šaukštu. Įdomus faktas, ar ne? Parašykit komentarų. Va? Ar? Va?
Nu, gerai, užsirašysiu kur nors telefone. Kitą kartą pasakysiu dar antrą faktą. Tai va, pirmas faktas. Ai, gal pabaigsiu. Sypai volės gerai padaryti. Čia. Palauk, gufiuk. Dar ne, palauk. Ką, labanakt? O, labas rytas. Labas rytas. Ką, reikia keltis labai tolėtų dar. Šiaip anksti, ką čia veiksim? Stirnas loja kažkur. Dar šis nedaug. 6:25. Varau iki tos ąžuolų alėjas. Jo. Įsidėjau ruletę, nežinau kam, bet įsidėjau. Tai vat, bus proga pamatuota žaliuką. Nes vakar prisiskaičiau. Varam. Čia greit nubėgsim po tiesumais. Bus mankštytė rytinė. Už debesies. Tai va, vakar prieš eidamas miegot prisiskaičiau apie ąžuolus. Tiksliau apie ąžuolo amžių. Ir labai nusivyliau. Stelmužės mūsų ąžuolai maksimum 600 metų. Ir kaip aš vakar sakiau, šitie ąžuolai po 300-500 metų. Tai gaila dėja. Einame, pamatuosime stariausią ąžuolą ir pagal perskaitytą vakar informaciją pasakysiu, kiek jam metų. Jeigu virš 4 metrų skersmens ir gal virš 25 metrų aukščio galima įtraukti saugomus ten kažkaip. Saugomus, dar reikės pasiskaityti. Matuojama vienai vietai klaidingai, gal rašoma metrą apėm aukštį. Šiaip 1,30 m. Va kaip tik. 1,30 m. Pačiam įdomu. Įsirišim mazgelį. Nu 4,20 kokią spėju. Baba, nekina. 4,52 centimetrai. 4,52 cm. Galim įtraukti saugomas. Ąžuolas. Tai čia tas bus tikrai 4 metrai. Tas ąžuolų alėjai. Teik, fa. Sprindžiai tik planesnis. Mano sprindžiukas 15 cm tik tai. Jo, 16, 17. Tai irgi 4,30. Pats įdomumas pagal rašytinius dalykus. Nežinau, reikėtų pasiieškoti informacijas daugiau, bet vakar tiek radau, kaip suskaičiuoti amžių. Tai vat, visą storį, sakykim, tą ąžuolą 452 cm dalinam iš 2,5, nes atseit 2,5 cm užauga per metus. Ir tik tai 108 metų tam ąžuolui. Va čia labai didelis nusivylimas. Įdomu, kur kas nors pasiieškotų daugiau informacijos. Toks ąžuolas ir tik 108 metų. Vienas. Du. Ir dar
metras beveik. Tokia ąžuolų istorija. Parašykit komentaruos, ant kiek nusišnekėjau. Šitą 4 metrai 30 apimtis, to 4 metrai 50. Parašykit amžių. Tai vat. Na va, kol grįžau ir valandėlę praėjo. Sugalvojau mini iššūkį. Pabandysim užkurt laužą be žievės. Va, turiu šoną ir žievės, jeigu ką. Su smulkiam sausom eglę šakytėm. Jeigu netrauksim žievę, o su berža žievė, tai per lengva. Vietoje aviečių va, daug nedėsim šį kartą. Nesuprantu, tikrai dėjau sūrę. Aišku, va, jėga. Nu va, kol susitepiau ir praušą arbatytę gerai, labai karšta buvo. O, tai suvalgysiu visų danytį. Moterim žibutės, a vyram ragų nėr. Namo. Paspaudžiam laikų, parašom belekokį komentarų. Na ir susitiksim, tikiuosi, labai greit. Iki.